Sveiki, mano panteriukai, su jumis aš, Emilija ir Ena. Jūs galbūt matėte, kas man atsitiko mano bendruomenei, pasistengiau atstatyti viską, bet iš mano pašto visi daiktai pradingo. Nu tai, žodžiu, pradėkime video. Taip, tikiuosi jūs visi susirašėt. Taip, mes susirašėm. Tada gerai, pas mus yra dvi naujokės iš antro. Šitas va dvi mergaitės, kurios stovi. Jos yra pas mus naujokės, tai prašau su jom elgtis gražiai iš antros grupės. Tai prašau mergaitės, ateikite čia, aš jūs pristatysiu. Tai taip, čia yra Guoda, a čia yra Viltė. Eikit mergaitės į vietą. Aš tai nežinau, kaip aš nuvažiuosiu. Aš pati nuvažiuosiu. Nu tai mes galėjom tave aišku nuvežti, bet gerai, važiuok kaip tu nori. Aš einu. Gerai, o mes dabar einam. Tikiuosi visi jau viską turite ir dabar einam. Viskas, mes atvažiavom. Ui, įlipėt. Lipam. Gerai, tai jūs ne visi gyvensite, nes ten pačioj vietoj. Gerai, jūs dar ne visi gyvenat, taip žiūrėkite. Mes gyvena po 4 žmonės, tai Amelija, Ema, Guoda ir Viltė. Jūs gyvensit, a jūs važiuojat su manimi, tiksliau jūs kitur biškį gyvensit. Gerai. Kitur biškį gyventi, jeigu norit, jūs galite irgi čia gyventi, tik jūs kitur miegosit. Gerai, mes norim gyventi tenais. Tai manęs nieko nebereikės? Ne. Tai gerai. Tada gerai, tai mes viską susipažinsim su visais kitais, jūs ten pamokinsit viską, jūs mokat viską. Mes aišku, kad mokam. Tada gerai, tada einame į jūsų namelius. Tiksliau kambarius. Gerai, tai mes visi gyvensim šitoje vietoje, tai visi pasidėkit savo lagaminus ir taip toliau. Gerai. Ir jūs ten turit rūbų. O, sveiki, studentai. Sveiki. Labą dieną. Nu, tik faina, jūs jau pas mane dabar gyvensit, aš būsiu jūsų mokytoja. Būsiu jūsų mokytoja ir jūsų pagalbininkė, jeigu kas padėt. Šiaip aš esu ta, kuri įteikia tos prizus, bet aš esu pati nemažai laimėjus. Aš pati šitą sportą mokinuosi, bet čia yra. Ir rytoj bus olimpiada, tai jūs čia puikiai gyvensite, čia galima miegoti ir taip toliau. Aš būtinai priemu. Aišku, būtinai aš jūsų priemu. Matote, kiek čia ir nemažai žmonių kitų laimėję yra. Ir tai va. Tai dabar lagaminus pasidėkite savo, jeigu norit persirinkite, bet jeigu nenorite, nepersirenginkite. Gerai, mes nepersirengiamės. O aš tai nenoriu persirengti, pasidėtų savo lagaminus. Aš norėčiau persirengti. Tai persirenginkite ir tada eisite po 2, nes komandai po 2. Jo. Ir ką, kaip aš nemoku paaiškinti. Ne po 2, o tenais vienas prieš. Jūs esate pirma komanda. Taip. Ir bus žiūrėt, kas laimės. Pavyzdžiui, gali gautis taip, kad, pavyzdžiui, į pirmą vietą eina 2 žmonės tos komandos, pavyzdžiui. Šit pavyzdys, žinokit. Pas mus yra tai buvę, bet, aišku, nesvarbu dabar. Jūs dabar galite, jeigu norit persilenkite ir tada eisite po 2 treniruotis. Tai pirma, jūs 2 mergaitės, jūsų vardėlius pasakykite. Aš Amelija. Aš Ema. Tada puiku, gerai, dabar jūs apsilenksite taip ir va, sudėkite savo telefonus, nebijokite, niekas nepavargs su telefonu,
Nes jūs dabar čia busit, jūs galite čia pasidėti, mes su mokytojais jums stebėti, kaip jūs ten jodinėjate su arkliais. Taip, sėskite visi, mes einam. Jūs pirmą apsirengsite, taip, nes su tokiais rūbais tikrai įsipurvinsite. Tai dabar, čia galime atsipti lūbus pasikabinti arba savo daiktus, jeigu atsisipti, tai čia netinka, čia mūsų lūbelį, tai žiūrėkite. Einam, čia parodu, žiūrėkite. Mes čia pračiajant. Sveiki. Labą dieną. Glinu, neklikit dėmesį, čia tas, kuris žiūri arklius mūsų. Taip, dabar jūs turite apsirengti. Tai va, dabar jūs įsirinkite arkliukus, bet kai kurie žmonės jau yra įsirinkę šiaip arkliukus. Taip, įsirinkite prašiau arkliukus. Įte pažiūrėti arkliukus. Mes matėme jūs, aš jau įsirinkusis. Nenustabu, bet jeigu ką, ne visiems tenka. Kai kurie žemesni yra šitie mažiukai. Aš noriu šitą balto. Oi, aišku. Deizė. Jūs vardas Deizė? Taip. Oi, miela. Ir dabar reikia pamaitinti. A tu, Ema, įsirinkai? Taip, mano šitas va patinka. Oi, labai geras pasirinkimas. Čia yra juodutė. Oi, man patinka jas kasytės, aš dėl to ją įsirinkau. Tai puiku, dabar jūs reikia persirinkti ir juos į taifą. Tai pirmą jūs pamaitinkite, iššukuokite ir taip toliau. Aš tuoj atnešiu viską. Jums svarbiausia šalmą susidėti, bet ir persirinkti nelabai svarbu, bet vis tiek reikės persirinkti. Jeigu nenorite, tai nesirenkite, aš jumis šalmus tik duosiu. Galima tik šalmų, nes nelabai noriu, nes man patogu taip. Gilai, jūs dabar viską duokit, imkit va. Čia dienos šitie. Tai va, viską padalykite, kada padalysit, mane pakvieskit. Tai gerai, pirmą aš pamaitinsiu savo Deizę, o juodutę. Tai čia arkliai, čia poniai gaunas. Jo. Dabar sakė, mums reikia juos iššukuoti, jas pakeisti, kažką kanopas, ar kaip ten. Tai taip. Šitas šukas, gal man raudonas tiks. Aš tokia šukas paimsiu tada. Nu, įdomi. Gerai, kad mus pakvietė šitą olimpiadą. Jo. Tada man duosi šitą. Aha, duosiu. Imk. Taip, dabar va reikia jums kojas pakelti. Taip. Va, viskas iškrapščiau po žemės. Dabar man duok. Tai viskai. Va, viskas. Matau, jums nesvai pavyksta. Nu, tai gerai, aš dabar įsnesu ir dabar eisite jas padėti viską. Jie visai joms viskas pavyksta, žinokit. Gerai, tada aš stebėsiu irgi, kaip tas būna. Labą dieną. Sveiki. Tai dabar lauksime. Taip. Nu va, saunolas. Dabar užsidėkite šalmus, tai jums duosiu vienodus, nes jūs esate jinai komandoje. Nu, ne pas visus vienodai šalmai, bet nesvarbu, jums mes turime vienodus, tai dabar dedatės vienodus. Tai dabar įsilyginkite pagal savo norą, kaip norite, prisiderinkite. Bet aš dabar papurkšiu tokių daiksiukų, kad jų muselės nevirksi.
Ir dabar papurkšiu, kad jos blizgėtų. Kad tada rytoj nereikėtų, kad iškart atsarklys būtumėt. Ok. Dabar įsirinkite ir eisite. Gerai? Taip, man visai va šitas raudonas patinka, savo uždėsiu. Gali man? Aš baltą tada pasiėmu, šitas man toks įdomus. A gal tau šitas tiktų? Jo, man rodos man tiktų. Šitas kaip tik. O man šitas kaip tik. Kaip nuostabu. Viskas gerai. Taip, jeigu pas mane baltas, tai aš deduosi šitą baltą daiktuką. O tada jeigu pas mane juodutis, aš noriu, o man patinka va šit. O, jūs netabaimė. Va šitas man. Kaip įdomi, čia visai skirtingi. Aš seksiu. O šiaip. Nu va, čia pasiruoštis. Taip. Taip, jau pasiruoštis. Dabar gali Džeimsai kliūtis dėt. Gerai. Nelabai aukšta kliūtis. Aukštesnė kliūtis. Nelabai aukšta. Ir dabar mes nuimsim ir žemą kliūtis. Viskas uždėjau. Nu, tai vis reikia. Taip, pas mus yra keistas biškai kliūtis, tai jūs nekreipkite dėmesio. Nu, tai taip, pradėkite. Atgal. Pirmyn. Atgal. Pirmyn. Atgal. Stop. Šaunolės mergaitės, jūsų arkliai parašti rytojus olimpiadai. Visi arkliai parašti olimpiadai. Šaunoliai. Ačiū. Gerai, kad yra žirginas. Aišku, pas mus labai retai Lietuvoje vyksta olimpiados. Bet šita olimpiada yra atsitiktinė. Tai mes dar reikės mums pavažiuoti iš Vilniaus biškiukę. Gerai, tai dabar galit daryti, ką norit. Jeigu norit, galit prie ežeriuko nuvažiuoti, bet šiaip jau vakarop, tai aš siūlyčiau eiti miegoti, nes mes jis pakelsime apie 5 ryto. Taip. Kaip tik sapname šiandien, mes einam su jūsų mokytoja į kitą kambarį, ar jūs cenais mėgosite visi. Kažkur galite visur, bet pavyzdžiui, kažkas jeigu norit pačinais, pasimkit padaškytis, man rodos jūs tvarkysite. Šitą aš noriu lagaminuką pasimti savo, man reikia pižamą. Paimti, aš kad pasimti. Oi, man jeigu reikia pižamą apsilinkti, mane va pižama tokia, aišku, mėgstinis tik sakinyti, čia tokia pižama, man eina. Džensai, tu eini? Einu, tai viskas čia pasibaigia. Aha. Ant turiu einu pižamą, Nu, tu einam. Aš nuvesiu. Gali, Džensai. Gerai. Mes su Džengsu esame vyras su žmona. Va čia nais vadulis, matot? Aha, matau. Nu, gerai, mano panteriukai. Su jumis buvau aš, Amelija, Ema, Viltė, Sofija, Goda, Kasparas. Aš pamiršau vardus, atleiskit, aš kitas vardus pasakysiu, okei? Mija ir Džeimsė. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki rytojaus. Bum.